Sveiki! Šiame video pamatysime, kaip prisijungti prie siuvimo klubo. Taigi, ką darome? Atkeliaujame į svetainę renatarimke.lt, taip, ir galime įsijungti siuvimo klubas arba galime įsijungti siuvimo kursai. Nesvarbu, į kurią nueisime, jeigu įsijungime siuvimo kursus, tada matysime, kokie yra visi kursai pardavimui. Ir galite taip pat ir įsigyti, bet dabar jeigu konkrečiai jungiamės prie siuvimo klubo. Štai matote, yra siuvimo klubas ir paspaudžiame mokėti kortele prisijungti. Taigi, ką matome? Matome, štai, pirmiausia matome mūsų visi duomenys, kurie reikalinga suvesti. Jeigu jūs jau esate registruotas pirkėjas, tai yra turite savo paskyrą, pirkote kažkokius kursus, tai jums jau nereikia vesti savo naujų duomenų, jūs prisijunkite prie paskyros ir tada atliksite pirkimą. Dabar, jeigu jūs visiškai naujas pirkėjas, tai yra neturite savo paskyros renatarimke.lt, tuomet susivedate savo duomenis. Taip, tiesiog suvedame vardą, pavardę. Dabar, jeigu elektroninį paštą vedate, taip, čia irgi vienas iš privalomų laukelių, čia gausite visą informaciją. Elektroninį paštą įveskite labai atidžiai, nes ateis slaptažodis prisijungimo duomenys. Jeigu suklysite įvedant, tai tiesiog arba susisiekite su mumis, mes pažiūrėsime, pataisysime. Arba, žodžiu, aišku, susisiekite su mumis, kad jeigu padarėte klaidą, kad mes galėtumėm ištaisyti ją, tai kad gautumėt visą informaciją. Na kągi, taigi vedam savo paštą, taip. Kai susivedėme savo paštą, taip, matome dešinėje pusėje suformuotas užsakymas jūsų. Ir štai, čia padarytas 0,99, čia testinis variantas padarytas, o jūs, kada mokėsite, bus 9,99 suma. Taigi, aišku, ta suma skirtingų laikotarpių gali kisti, tai kokia jaus suma bus numatyta tam laikotarpiu, tokia ir bus. Dabar matote visą užsakymą, kiek jums dabar reikia sumokėti, taip, suma iš viso. Ir toliau matote pasikartojantis mokėjimai automatiškai nuo jūsų kortelės. Kas mėnesį, tą pačią dieną, tiesiog automatiškai jums nieko nereikės daryti, automatiškai suma, parašyta pirmas atnaujinimas, taip, kada bus nurašyta sekanti suma. Jinai bus tokia pati, suma visiškai nekintanti, kokią matote tą dieną, kokią užsisakote, ta suma nekis jūsų visą buvimo laikotarpį ir jūs neturite jokių papildomų įsipareigojimų, bet kurią dieną, bet kurią valandą, minutę galite nutraukti savo narystę ir tiesiog tada pasikartojantis mokėjimas jau neateis. Taigi, matote, visą čia susivedame. Dabar, ką mes turime? Mes susivedame savo kortelės duomenis. Štai čia suvedame kortelės duomenis. Arba automatiškai, mano sistema. Taigi, ir kada susivedėme kortelės duomenis, paspaudžiame, kad aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis. Ir spaudžiame prisijungti mygtuką. Taip, kada paspaudėte prisijungti, štai matote, jeigu iššoka vadinamas langas, taip, šitas jūsų užsakymas priimtas, esate, jau galite dabar prisijungti prie paskyros, tai jūs viską gausite elektroniniu paštu, visą informaciją, taip, prisijungimams yra nusiųsta jūs elektroniniu paštu. Nurodytas jūsų paštas, taip, kokiu prisijungėte ir visa informacija, taip, matote, kokios jūsų prenumeratos, jūs tiesiog galite atsidaryti, pasižiūrėti. Dabar
ką reikalinga daryti po to, taip, jūs dabar keliaujate prie, ne prie, o į savo elektroninį paštą, taip. Ir štai matote, iš karto pašte jau randate 2 laiškus. Jeigu kartais jūsų laiške nematote štai šitų laiškų, ieškokite žemiau būna šlamštas arba vadinamas dar spam aplankalas. Kartais štai į šitą vietą nukeliauja laiškai. Ir štai čia šita informacija, gautas užsakymas, tiesiog jūsų informacija, kad jūs susimokėjote, o štai čia yra informacija svarbi, kuri prašom perskaityti ir viskas, kad jum būtų prisijungimai. Taigi, matote, kad susikūrėte paskyrą, jūsų vartotojo vardas yra štai toksai. Ir savo paskyroje galite matyti, pasikeisti slaptažodį ir matyti. Ir dabar jūsų slaptažodis štai yra toksai. Išsisaugokite šitą laišką. Jeigu jūs norėsite pasikeisti šitą slaptažodį, jūs galėsite jį pasikeisti, bet kol nepakeitėte, išsisaugokite tą laišką. Taip, ir dabar, kad galėtume prisijungti prie paskyros, keliaujame, kopijuojame štai šitą ir keliaujame į paskyrą. Taip. Taip, ir automatiškai pagal nuorodą jūs prisijungėte prie paskyros ir štai čia yra jau jūsų užsakymas siuvimo klubas. Taip, ir atsidarius jūs galite jau žiūrėti visas pamokas ir atsidarinėti po vieną pamoką ir žiūrėti. Sekantį kartą, jeigu jūs atsijungsite nuo paskyros, jums reikės užėjus į renatarimke.lt svetainę, spausti paskyrą ir susivesti savo duomenis. Taip pat, jeigu norite pažiūrėti informaciją apie save, taip, naujausius užsakymus, registracijos ir štai matote, keisti slaptažodį bei kitus paskyros duomenis aktyvus langas, jūs galite įeiti štai čia ir elektroninis paštas ir čia suvedate tą seną slaptažodį, kurį gavome elektroniniu paštu ir susivedate naują, kuris galbūt lengvesnis jums ir lengviau atsiminti ir išsisaugoti pakeitimus. Ir kągi, ir viskas, keliaujate į savo pamokas įsigytas ir galite iš karto pradėti mokytis.